Gerbėmieji, netrukus pradėsime valstybės atkūrimo dienai, vasario 16 skirtą vėliavų pakėlimo ceremoniją ir iškilmingai pakelsime 3 Baltijos valstybių vėliavas. Ceremonijoje dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, pirmasis atkurtos nepriklausomos valstybės vadovas, Aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, užsienio šalių diplomatinių misijų vadovai, Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Seimo nariai, Europos parlamento nariai, Lietuvos kariuomenės vadovybė, užsienio šalių gynybos korpuso atstovai, visuomeninės organizacijos, Vilniečiai ir miesto svečiai. 3 Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremoniją vykdo Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa ir Lietuvos kariuomenės orkestras. Netrukus į aikštę atvyks Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ponios ir ponai, Jos ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Kuopa, Lietuvos Respublikos prezidentė ginklu, gerb! Jūsų ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė, Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa iškilmingai vėliavų pakėlimo ceremonija išrikiuota. Kuopos vadas vyresnysis leitenantas Jankauskas. Sveiki, kariai! Sveikinu su švente! Kuopa, ginklažė, Pradedame iškilmingą vėliavų pakėlimo ceremoniją. Vadovaujantis Lietuvos valstybės vėliavos įstatymu, vasario 16-ąją, drauge su Lietuvos valstybės vėliava tradiciškai pakeliamos Estijos ir Latvijos Respublikų vėliavos. kuopa, Lietuvos Respublikos vėliava ginklu, gerb! Vėliava, kelk!
Kuopa, ginklažė. Kuopa, Estijos Respublikos vėliava ginklu. Gird. Vėliava kelt. Kuopa, ginklažė. Kuopa, Latvijos Respublikos vėliava ginklu. Gird. Vėliava kelt. Kuopa, ginklažė. Kuopa laisvai. Kalbės Jos Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Gerbėmieji, visai nesvarbu, kad šiandien lyja. Svarbiausia, kad mes nepamirštame savo tėvynės gimimo dienos, kad nepamirštame, nors jau daug metų praėjo, kam turime dėkingi būti už tai, kad esame čia, laisvos Lietuvos žemėje. Taigi, brangus Lietuvos žmonės, sveikinu jūs visus, atviromis širdimis pasitinkančius valstybės atkūrimo dieną. Šiandien Lietuvą sveikina jos tauta, didžiuodamas ir linkėdama tik gero. Svarbiausia ir prasmingiausia dovana valstybei jos piliečių santaika, bendrystės jausmas, noras gyventi ir dirbti vardan savo šalies ateities.
išgyvenę karus ir trėmimus, okupacijas ir skaldimus. Jauskime atsakomybę prieš tuos, kurie telkė ir vienijo Lietuvą, kurie kovojo dėl savo ir savo vaikų ateities, kurių dėka šiandien esame laisvi. Net ir dabar, kai visi kartu stengiamės saugoti nepriklausomybę, kurti pažangę ir atvirą valstybę, atsiranda žmonių, kuriems savarankiška Lietuva nėra vertybė, kurie vardan savų interesų gali ir aukoja pamatinės tautos idėjas. Prieš 96 metus taip pat buvo žmonių abejojusių nepriklausomos Lietuvos idėją. Tačiau 20 signatarų sugebėjo pažadinti ir suvienyti tautą. Savo drąsa ir atsidavimu jie padėjo suvokti, kas yra laisvė ir ką ji gali reikšti kiekvienam. Šiandien neturime teisės trypčioti vietoje, žvalgytis atgal ar delsti prisimti visapusišką atsakomybę už savo šalį ir jo žmonių gerovę. Mūsų pastangos ir sprendimai reikalingi Lietuvos ateičiai. Taip pat, kaip ir mūsų susitelkimas, pasitikėjimas vienas kitu, o svarbiausia – tikėjimas Lietuva. Mielieji, branginkime ir būkime atsakingi už tai, kas mus jungia – tėvynę, kalbą, šalies istoriją, tradicijas. Kasdien kurkime savo šalį ir mylėkime ją. Todėl būkime vieningi, nes visi kartu mes galime daug daugiau ir geriau. Nes mes visi kartu esame Lietuva. Su valstybės švente jūs visus. Dabar nuaidės 3 šūvių salvė, kurią atliks Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos kariai. Salvės skiriamos Lietuvos nepriklausomybei, Lietuvos nepriklausomybės patriarchams, Baltijos valstybių vienybei. Опа! Еще! Вен!
Ginklą ant peties. Dėk. Kuo pažengti. Marš. Kuopa. Pagarba visi. Vien. Gerbėmieji, iškilminga vėliavų pakelimo ceremonija baigėsi. Maloniai kviečiame jūs dalyvauti tolesniuose Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginiuose. 12:30 min. Šventosios mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. 14 val. Vasario 16-osios minėjimas prie Lietuvos nepriklausomybės signatarų namų. 16:30 min. Šventinis koncertas Vilniaus katedros aikštėje. 17:30 min. Gedimino prospekte nuo katedros iki Kudirkos aikštės suliepsnos 16 simbolinių laužų. 18:30 min. Pilietinis grupės Skylė koncertas Broliai teatro arenoje Vilniuje. Šventė vainikuos Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamas iškilmingas vasario 16-osios koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje 19 val. Linkime gražios ir prasmingos šventės.